Vilniaus centralizuotas šilumos tiekimo tinklas yra išsidėstęs visame mieste. Visame mieste, kurio mes iš tikrųjų nematome. Jo yra Vilniuje, šiandien jau skaičiuojama apie 760 km ir jo dėka mes tiekiame šilumą mūsų klientams. Centralizuotas šilumos tiekimo tinklas sudaro daug įvairiausių dydžių vamzdynų. Tie vamzdynai, kaip ir visa kita miesto infrastruktūra dėvisi, turi savo tarnavimo laiką ir nutinka taip, kad ją reikia keisti. Tai vat būtent tuos vamzdynus, dalį jų nešildymo sezono metu mes rekonstruojame, išimame nebetinkamus, nusidėvėjusius ir keičiame naujais. Šiuo metu Vilniuje mes rekonstruojam tinklus, kurie yra netgi 50 metų senumo. Kai kurie yra ruožai ir senesni. Rekonstruojant tinklus, keičiant senus naujais, mes pastebėm vamzdynus, kurie yra pažeisti korozijos, vamzdynus, kurie yra pažeisti turbūt ir aplinkos veiksnių. Tai manau, kad tikrai darom labai didelį ir sunkų darbą, bet labai gerą. Siekiama nauda, rekonstruojant centralizuotus šilumos tiekimo tinklus, tai pirmiausia patikimas šilumos energijos tiekimas mūsų klientams. Antra kuriama nauda. Mažinant tinklo nuostolius, mes turime pagaminti mažiau šilumos energijos, panaudoti mažiau iškastinio kuro arba atsinaujinančios energijos išteklių, kad būtent sukurti tą energiją ir ją perduoti tinklais mūsų klientams. Prieš visas rekonstrukcijas susitinkam su gyventojais, sukviečiam visus atstovus, papasakojam apie savo planuojamus darbus, apimtis, kodėl tai darome, kokie terminai ir atsakome į visus rūpimus klausimus. Taip pat pasikeičiame kontaktais. Būna ateina, ką jūs čia darysit, kam to reikia, taigi teka tas vanduo, kam jūs čia man kiemą norit griauti. Mes visiems paaiškinam, su kiekvienu skirai, jeigu reikia. Ir visi išeina kaip ir jau žinodami, kodėl mes tai darome ir kam to reikia. Ir netgi palaiko po to, teisingai, gerai, darykit. Gyventojų įsitraukimas į šį procesą yra labai svarbus. Matome, kad jie yra tikrai labai aktyvūs, domisi ypač medžių išsaugojimu ir viso kito gerbūvio. Geriau laikini suplanuoti nepatogumai, apie kurias žinote, negu avarijos ar defektai šildymo sezono metu.